Labas rytas, tai šiandien yra gruodžio 1 diena ir aš pradedu filmuoti vlogmas. Prieš pradedant šiandien filmuoti įsijungiau savo patį pirmą vlogmą ir pasiklausiau šiek tiek, ką aš šnekėjau, ką rodžiau. Buvo labai įdomu pasižiūrėti į save prieš daug tų metų, kai neįsivaizdavau, kas tas vlogmas yra ir ar man iš viso pavyks. Ir galiausiai vlogmas turbūt yra pats didžiausias highlightas mano visos filmavimo istorijos. Aš šiaip niekada nebuvau kalėdinis žmogus, niekada nebuvau šventinis žmogus. Aš turiu labai mažą šeimą, tai mes visada turėdavom labai kukles šventes, labai paprastas. Ir vlogmai iš tikrųjų buvo tas dalykas, kuris viską pakeitė ir aš tiesiog patapau kalėdų žmogum. Galbūt ne pačiu didžiausiu, bet tikrai didesniu. Aš esu žiauriai laiminga, kad aš filmuosiu šiais metais vlogmas. Jų nebus daug, nes tiesiog norėjau apskaičiuoti savo galimybės, energijos, darbo ir taip toliau. Tai jeigu man išeis, nufilmuosiu daugiau, bet planas, kad jūsų nenuvilt ir pačiai savęs, yra filmuoti kartą į savaitę, tiksliau kelti kartą į savaitę. Kadangi aš befilmuojant irgi turiu eiti į darbą ir visą kitą, tai negalėsiu labai visko daug priveikti, negalėsiu labai visko daug parodyti, kaip kad buvo koronos metu, bet bandysiu išlaikyti kiek įmanoma jaukesnius ir galbūt šiek tiek paprastus vlogmas. Turėjo šitas vlogmas prasidėti kitaip. Kadangi mes dabar su Niku kiekvieną rytą einam į sporto salę pasportuoti ir tada važiuojam į darbą, mums tai padeda turėti produktyvesnę dieną ir tiesiog aš niekada nebuvau ryto žmogus. Ir dabar patapau ryto žmogum, patapau žmogum, kuris nori eiti sportuoti, kuris nori kilnoti štangas, kas, nežinau, man būtumėt prieš keletą metų tai pasakę, tai būčiau sakius, niekada, o dabar aš tiesiog tai myliu, man tai yra kaip ir antra terapija. Tai šiandien irgi taip turėjo būti, bet nežinau, kas nutiko, vakar vakare labai pradėjo skaudėti gerklę, labai užgulė nosis ir visą naktį aš tiesiog prasikankinau. Aš nežinau, kas čia man atsitiko ir ar aš tiesiog peršalau ar kas, bet aš šiaip turiu įtarimą, kadangi mes irgi atsikraustėm nesenai naujus namus ir jie nėra nauji, šitas butas visiškai nėra naujas, tai radau šiek tiek tualete pelėsio tarp langų kampų ir šiek tiek pačiam duše ir vakar aš juos šiek tiek bandžiau valyti. Ir lyg tyčia vakare man prasidėjo visi šiti simptomai. Tai aš žinau, kad labai dažnai žmonėm būna, kad suserga iš tikrųjų nuo pelėsio, pradeda sirgti ir būna toks jausmas kaip gripo. Visą laiką darausi kavos, dabar bus arbata, nes reikia pasveikti ir gerai jaustis. Ir dirbu iš namų. Tai jau turėjau kelis susitikimus, bet tada persirengiau į savo kalėdinį outfitą. Šita pižama man yra grynas vlogmas. Labas, ir atėjo kai kas pasisveikint. Ateik. Va, kas pamenat, mano ponaitis Pikselis, labai nepatenkintas, jisai šiandien visą rytą labai ant manęs pyksta. Tiksliau pyksta dėl to, nes jisai nori, kad aš atsikelčiau ir eičiau su juo žaisti, tai jisai jau šitą norėjo nuo pat ryto, nes jisai iš dalies kaip ir yra pripratęs, kad mes keliamės anksti ir einam į salę. Tai jis buvo toks, mama, kodėl tu miegi, atsiprašau. Tai labai verkia ir dabar irgi verkia, nes prašo mano dėmesio. Tai man atrodo, eisim šiek tiek pažaisti, nes šitas vaikinas yra visiškas princas. Ir šiaip, man atrodo, turi daug ko, bet tiesiog yra dar nenustatyta. Gerai, aš matau, kad jisai labai nepatenkintas. Tai atidarau vlogmas sezoną ir labai tikiuosi, kad jums patiks ir bus įdomu. Ir visą šitą mini kelią būsit su manim ir žiūrėsit. Labas, Pikse. Čia yra jo mėgstamiausia lovytė. Žodžiu, mes turim jam padarę. Čia yra, aišku, tas namelis, kuris yra žiauriai fainas. Ir tada dar čia padarėm tokius, kad jam tik būtų fainiau ir kad jis turėtų ką veikti. Ir aišku, kaip matot, ten irgi yra, kaip jisai, hamakėlis toks panašus kaip šitas. Bet čia visą laiką galima vaiką rasti. Murkliukas. Jėzus, kaip tu miego nori. Čia tarp kitko, aš dar padarysiu namų turą, bet telikas čia yra ne dėl to, kad jis čia turi būti, o dėl to, kad mes nusprendėm jį kabinti
štai čia. Čia yra mūsų ofisas, kūrybinis kambarys, makiažo kambarys, žodžiu, viskas viename. Čia turim projektėlį, mes dar šitą nesudėjom, bet sakėm, darysim Hario Poterio tokią tematikos spintelę, bet ją dabar nešim į apačią, nes nemanau, kad šiais metais turėsim laiko, o mano lempas pakabinsim už durų. Tai čia dėsim tiesiog tokį pufiką ir kad kai draugas gamina, aš galiu čia telike žaisti Simsus per PlayStationą. Ir dabar noriu jums kai ką parodyti. O tai yra Advento kalendorius ir papasakoti, kaip čia šiais metais su Adventu bus. Tai žodžiu, šiais metais turėjom labai gerą idėją su Niku, kad padarysim vienas kitam Advento kalendorių, kadangi pas mus parduotuviai buvo galima pirkti tokių tuščių Advento kalendorių ir tada tu tiesiog į vidų pats įdedi, ką nori. Tai mes vienas kitam nupirkom ir šiandien dovanosim po darbo, kai Nikas grįš namo, tai parodysiu jums, labai nekantrauju. Šiaip per kiekvieną vlogmas beveik aš atidarinėju Sephoros Advento kalendorių, bet šiais metais to nebus. Ir bus, man atrodo, kažkas kur kas ypatingiau ir mieliau. Tai galiu dabar parodyti, ką aš čia įdėjau į vidų. Va, ir visas Advento kalendorius. Tai dabar leiskit pravesiu jūs pro visus dalykus. Tai visų pirma, Hugo Bosso dezodorantas už tai, kad mums labai jie patinka. Tada įdėjau, aišku, kalėdinės kojines. Ir čia toks dalykas pasivalyti telefonui. Už tai, kad jam visą laiką reikia kažko, kad jisai išsivalytų telefoną, aš nežinau, kur jisai jį laiko. Tada įdėjau ten po apačią yra tiesiog lūpų balzamas, nes vyram irgi reikia. Tada čia tiesiog saldainiai, nes reikia ir paprastų dienų. Įdėjau tokį rankų kremą po petrol ir plaukeliam rauti, nes kartais reikia ir mes turim, bet jie dingsta, nu žodžiu, praverčia tokie dalykai. Čia buvo labai juokinga, tarp kitko aš viską išėmiau iš pakuočių, nes kitaip nebūčiau sutalpinus. Visi šitie langeliai yra žiauriai maži. Tipo vyriškos žirklutės, karpytis nagam ir prisimagnetuoja padidinamas stiklelis. Tada mes dievinam Harry Potterį, tai Hario Poterio šiti pezai. Jam labai patinka būtent šitas produktas, tai tiesiog nupirkau, kad turėtų dar. Tada iš Hario Poterio tokia sagė ir tiesiog knoperiai, nes jis myli knoperius. Tada šitas dalykas man yra žiauriai cute. Čia yra traukinukas Hario Poterio ir tada tas pop tartas, ar kaip jie vadinasi, mini, ir gali įdėti į tą traukinuką. Tada Hario Poterio kojines ir dar turiu iš tikrųjų atliekamų dalykų, kurie čia netilpo, tai dar turiu dviejas kojines. Vienas pasiliksiu savo, kitas dar jam atskirai padovanosiu. Pas jį visą laiką būna nupuslėtos rankos, tai tiesiog aš ant jo kelio paėmiau working hands. Tada šitą dalyką irgi kažkada čia kažkas yra plaukam. Tai mačiau, kad jisai kažką panašaus turi, tai tiesiog paėmiau mažą dydį. Čia vaikystės yra prisiminimas saldainiai, čia tiesiog irgi saldainiai, kažkokius tokius mini kvepalus, vien dėl to, kad jie čia tilpo. Tada paėmiau 3 tokius peiliukus, nes visą laiką mes naudojam vienas kito ir sunaudojam ir jie labai greit atšimpa, tai žodžiu 3 naujus. Čia yra pimple patches, nes tikrai kartais jam reikia ir man reikia ir mes labai greit išnaudojam ir jis naudoja mano, tai va turės savo. Tada mėtinių pastelių, dar saldainiukų. Ir tada čia kažkoks daniškas saldainis, tai galvoju, gal jam patiks. Tai tiesiog įdėjau. Ir Huba Buba, nes man atrodo, Huba Buba irgi yra vaikystės dalykas. Tai va, tai norėjau pasidalinti su jumis, nes man atrodo, kad labai miela, labai graži idėja. Ir fainai ją tiek daryti, tiek gauti ir paskui atidarinėti kiekvieną dieną ir žiūrėti, kągi tau tas žmogus įdėjo. Beveik jau pabaigiau darbą ir sugalvojau atsinešti iš rūsio mūsų visus dalykus, kas yra susijęs su kalėdom. Labas. Jam, aišku, irgi yra žiauriai įdomu. Tai žiūrim, ką čia turim, nes čia, man atrodo, yra maišyta mūsų abiejų su Niku. Matau, turim nemažai dalykų dovanų pakavimui. Mes eglutės šiais metais nebuošim, kadangi aš išvažiuoju į Lietuvą vidury mėnesio. Bet matau, kad Nikas turi čia kažkokią savo. Tai šitą, manau, tikrai pasipuošim. Žinokit, mes čia visai turim dalykų, kaip miela, nes čia yra pusiau mano, pusiau Niko. Tai čia, pavyzdžiui, Niko. Ką mes čia dar turim? Nu, turim biškį žvakių. Tu prasme, užteks čia tikrai. O Dieve, koks mielas. Jisai turi geresnių ir mielesnių dalykų nei aš. Teiksiau.
Dabar leiskit parodysiu jums namų turą. Tai pradedam nuo raktų kabyklės, kur yra mūsų nuotraukas. Nikas sako, Dieve, mes visiems labai bandom parodyti, kaip vienas kitą mylim. Bet taip gavos, kad tiesiog turėjom daug nuotraukų ir norėjom jas gražiai susidėti ir tiesiog padaryti namus jaukesnius. Tada čia turim mūsų virtuvę ir čia yra mano visas magnetukų rojus su tam tikrais prisiminimais ir panašiai. Pavyzdžiui, gavom pirmą mašinos baudą, net ne mūsų mašina, tarp kitko, bet žodžiu, magnetukai, kuriuos tikrai per vlogmas irgi darysim. Nu, tada tiesiog labai paprasta virtuvė. Čia piešiau piešinį, kurį galvojau, kad dėsiu į ofiso kambarį, bet gavosi jisai labiau virtuviškas. Labas, Piksiau. Man mūsų namai šiaip yra labai jaukus. Tada čia yra mūsų miegamasis, irgi su mūsų nuotraukytėm, of course, jau kaip supratot. Ir tada turim čia tokį labai fainą kampelį, man labai patinka, kaip yra spinta. Ir turim šitą čia, ir tada yra kilimas, nu žodžiu, man labai patinka visas šitas kampas. Ir tada turim lovą, bet kadangi mes labai dažnai mėgstam miegoti salione, tai dabar yra tas laikotarpis, kur turim čiužinį nusinešę į salioną, tai čia tiesiog yra lova be matraso. Tai toks miegamasis, myliu jį, man labai patinka. Ai, va, dar kitko neparodžiau. Čia susidėjom tokias plokšteles, biški yra ofisinis vaizdas, bet mums visai patinka. Tada turim koridorių, kur dedam batus. Čia mano tašė, nes turėjau šiandien pagal viską į darbą eit. Labai faina, sendaikčių turgui radau veidrodį, man labai gražus, jisai toks medžiaginis, labai vintažinis, tai labai patinka. Tada čia yra mūsų salionas, tai va, mūsų lovas reikalas yra čia. Nu ir tada viskas atrodo štai taip. Man labai patinka tas kampas. Čia dar likę nuo Niko gimtadienio. Reikia nusiimti. Na ir tada telikas, spintelė ir taip toliau. Ir šitą, kur rodžiau, tai jį Nikas darė su šeima. Aš irgi turėjau važiuoti, bet labai norėjau užsiimti savo reikalais, nes tiesiog buvo labai sunki savaitė, tai praleidau šį kartą, tai vat jisai padarė su savo šeima. Tai žiauriai miela, nes jie kiekvienais metais kiekviena šeima savo darosi, tiksliau kiekvienas žmogus savo darosi tokias advento žvagytes, tai mes irgi darėm praeitais metais, bet aš nežinau, kur jisai padėjo, jaučiu, kad išmetė, neįsivaizduoju. Nu ir aišku, visur katinas turi būti. Tada turim aišku jo žaisliukų, pintinė visa, gėlė, kuri irgi yra kaip jo kramtomas žaislas. Tada čia dar yra šiek tiek koridorius. Čia fainai, kad yra įmontuota spinta, čia galim dėti visokius paltus, nešvarius rūbus, batų dar ekstra ir taip toliau. Tada čia yra mūsų vonia, tai tokia visai nieko. Na ir aišku, Piksiaus fontanas, nes jisai tiesiog geria iš fontano vandenį. Ir tada paskutinis ir turbūt vienas geriausių kambarių šitam bute yra mūsų ofisas. Man labai patinka, kad jisai yra toks apkrautas ir visko jame daug ir viskas, kas jame yra, man labai patinka. Tai aišku, mes turime mano visą makiažo kampelį, tai čia yra ir kvepalai, čia yra biškiniko papuošalų, mano visos kameros, dėl ko labai didžiuojas, nes labai gražiai atrodo. Ir man patinka, kad per vitriną persimato. Čia dar keli piešiniai ekstra, čia dar noriu 2 pasikabinti, kai nusipiešiu. Ką galbūt per vlogmas galiu padaryti. Čia yra mano prisiminimų lenta. Na, tada jau rodžiau Pikselio visą tvirtovę. Tada čia yra Niko kampelis, jisai šiaip yra toks nerdukas ir yra geimintojas, tai turi aišku visas Dragon Ball Z knygas, dėl ko man tai yra žiauriai fainai, nes aš pati, kai buvau maža, Dragon Ball Z man buvo wow tiesiog. Vėl Pikselis, visur jo pilna. Ai, tarp kitko, irgi labai fainas yra jo šitas kilimėlis iš Hario Poterio. Ir vėl Pikselis. Na ir tada turim čia tokias spintelės, kur yra daug knygų, žaidimų biški, papuošimų, aišku, mūsų nuotraukų, nes aš pasistengiau, kad jų būtų biški alkoholio. Čia mes su juo užsiminėjom irgi kūrybiniais darbeliais, tai nusipirkom tokį iš Temu ir čia susidėjom, tai labai tikiuosi, kad užpildysim dar. Čia yra mūsų viena iš aistrų, mes labai mylim Exit Games, iš tikrųjų pradėjom tik vasarą žaisti ir nuo vasaros jau tiek pražaidėm. Tai aš visai buvau pamiršus, mes turim advento kalendorių. Jeigu kas nežinot šito Exit žaidimo, tai žinokit, yra žiauriai geras dalykas palaužyti galvą ir produktyviai, įdomiai praleisti laiką su ar drauge, ar draugu, ar, nežinau, net šeimos galbūt nariais. Tai labai rekomenduoju ir dar 3 žaidimai yra net netidaryti. Pavargai lakstyti aplink mane, ne. Maiskiau.
Jisai yra labai geras katinas, bet tuo pačiu ir labai negeras katinas. Nes jisai labai yra didelė dėmesio auka ir naktim jisai tiesiog kartais mus kelia, klykdamas, rėkdamas, nes prašau keltis ir man duoti dėmesio. Aš ir taip turėjau tokią sunkią praeitą naktį ir jisai tiek verkė, tiek nedavė miegoti. Taip, tu, mažas bandidukas esi. Dauguma pas mus į svečius atvažiuoja iš draugų, sako, oi, tai čia jau turbūt Monika viską padarė, o Nikas tik sutiko. Tikrai taip nebuvo, mes viską darėm kartu. Tai man labai patinka, kad mūsų skoniai yra labai panašus, kad abiem yra labai čia jauku. Na ir kadangi mūsų abiejų hobiai labai asocijuojasi su namais, tai mes namuose savo hobiais užsiiminėjam. Tai yra labai smagu, kai namuose yra taip jauku. Tai vat. Tai buvom parduotuviai ir nusipirkom dalykų. Tai visų pirma, Nikui bendradarbis atidavė be cukrus limonadus. Tada nusipirkom bandelių burgeriam, sūrio, vištienos, nes pamiršau šaldiklį išimti. Su nuolaida buvo čipsai. Tada aš darysiu tokį labai lengvą deserčiuką, kur reikia tiesiog šokolado ir šokolado čipsų. Tada Nikas rytoj į darbui dar pasidarys burgerį su tiesiog kumpiu. Ir tada dar kiaušiniai, ledai, salota ir dar bandelių. All right, let's do it. Ketchup, mayo, mustard, sriracha. No. Act normal. Nu, vištiena tai jau taip visai nieko atrodo. Good job, babe. Yes, boss. When the food is done, then I will tell you. Pasidarėm burgerius ir turėčiau gal sakyti, kad Nikas juos labiau padarė. Good boy. Hi. You can go to the gym. Good boy. Ir žiūrėsim Stranger Things, nes išėjo naujas sezonas ir mums liko tais 2 serijos. Tai atidarysim vienas kito dabar advento kalendorius ir pirmą dieną. Lip mask! Thank you, baby. Babe, that's not all. There's chocolate balls. Ah, what is that? What is that? Oh, I actually want to try it. But it's like a honey. Oh my god. Ir dabar darysim labai paprastą recepčiuką. Tai tikiuosi, kad gausis. Tai žodžiu, reikia tiesiog vieno šokolado. Ir aišku, nestiprios ugnies. 60 gramų sviesto. Maišysiu, kol viskas ištirps. Dabar reikia 2 kiaušinių ir viską maišau. Tada 3 šaukštų miltų. Manau, kad dar biškiai maišysiu ir kepimo miltelių, bet labai nedaug. Ir tada šokoladinių čipsų ir visur jų pribarstau. Nu ir dabar galiu uždengti. Iškepė aletas sausainis. Turbūt reikėjo daugiau dėti 2 porciją. Tai gavosi toks labai plonytis. Ir mūsų Guilty Pleasure žiūrim danišką šou, kur vaikinas turi išsirinkti tarp merginų savo mylimąją ar kažkas tokio, nu vienu žodžiu. Labai juokinga, labai cringe, bet mums labai patinka, tai užbaigiam vakarą tiesiog žiūrėdami keletą serijų. Gruodžio 2 diena ir atidarom 2 langelius. Mindy mint. Aš gavau sukarpytą saldainį, o jisai gavo mėtinės pastelės. Mesha? Labas rytas, tai šiandien yra gruodžio 3 diena, 5:30 ryto. Šiandien jau bandysiu eiti į darbą. Nu ir aišku, einam į sporto salę. O Jėzus, kai yra sunkiau pasiruošti, nei kad iš tikrųjų daryti pratimą. Turiu susirašius, kiek aš kiekvieną kartą iškeliu, tam, kad visą laiką didinčiau svorį ir kad augtų mano raumenukas. Kadangi biškį dar sergu ir man artėja mėnesinės, tai manau, kad šiandien kelsim kokius 8 kilų. Nu ką. 10. Ok, dabar darysim ardėlus. Ir manau,
40 kilų tikrai užteks. Nu ir bandom. Nice. Šiaip esu nekartą minėjus, kad aš dar vis droviuosi salėj prie žmonių, todėl man patinka rytais eit, kai jų nėra. Tai dabar filmuoti ir kalbėti su savim, kol aš sportuoju ir aplink irgi sportuoja žmonės, man čia yra žiaurus išėjimas iš komforto zonos. Ok, dabar darysim, aš net nežinau, kaip jie vadinas, reverse lunges. Šiuos tik nesenai pradėjau daryti ant Smith Machine. Pabandom. Manau, dėsiuos 15 kilų. Oi, blemba, neturiu svorio. Gerai, darysim kitaip tada. Pasilengvinsim dar savo naštą. Darysim tik tai su 12,5 ant menčių ir tupėm. Okay. Susikupė Monika. Tie, kas neinat į salę, tai labai siūlau pabandyti. Ta prasme, rytais ypatingai ir galit nesakyti, kad tai pavargus būsiu rytais, noriu pamiegoti. Tiesiog pabandykit. Aišku, sunku. Žinot, kokia mano yra motivacija tais rytais, kai aš nenoriu eiti. Man vieną kartą Nikas pasakė, tu gali rytais pasirinkti arba lengviausią kelią, arba sunkiausią kelią. Lengviausias kelias yra neiti, sunkiausias yra eiti. Aišku, kad aš noriu rinkti sunkiausią kelią, nes tas sunkiausias kelias nėra toks sunkus, man tiesiog nereikia nueiti salę. Ar aš noriu būti silpna ir pasiduoti miegui, ar aš noriu būti stipri ir nueiti, pasirodyti ir padaryti. Bet svarbiausia yra ateiti. Aš kai kurias dienas tiesiog prasilankstau. Arba tiesiog padarau presą. Ir aš tikrai nekilnoju svorio kiekvieną dieną, nes net negalima. Tai kas mane pažįsta, žino, kad aš visą laiką buvau tokia megalė. Jau kad rytais mane prikelti, tai o Jėzus. O dabar. Oi, žiauriai gera trefkė šiaip. Reikia jūs dažniau pasimt. Pasibaigiu visus čia reikalus ir pasimatysim po salės. Pasportavau, susirašiau ir einu į stotelę, važiuosim į darbą, dar užsuksim į parduotuvę. Ir šiandien pradėsiu darbą anksčiau, kaip visada rytais, kas man irgi patinka, nes reiškia, kad galiu pabaigti anksčiau. Bet ar pabaigsiu anksčiau šiandien, nežinau. Na va, ir mano darbo stalas. Nieko šiaip ypatingo. Turiu tą nuotaikėlių, kad jeigu man nėra nuotaikos, kad prie manęs nelystų. Ne, iš tikrųjų, aš jo niekada nenaudoju, bet tiesiog miela. Nusipirkau dabar proteino šeiką ir batonėlių. Šiaip reikėtų normaliai pavalgyti, bet pamiršau pietus namie, tai dabar tiesiog reikės valgyti per pietus čia, o ne dabar savo maistą, kurį turėjau pasimti. Na, tada čia yra mano visokie rankų kremai, vaistai, tušinukai, va, toks iš seno ofiso. Čia visi mano užrašai ir visa kita. Tai čia kaip ir namuose aš turiu tokią sentimentų lentą. Ir va mano outfit čekas ofisui. Šitus džinsus pirkau dabar second hand. Labai faini ir labai man tinka. Draugė sakė, čia kaip tau pasiūti. Tik jie gan ilgoki. Va, visus su fake auksais, kuriuos pirkau Primarke. Pasižiūrėkime, kągi mes šiandien gero turim. 4 susitikimai, kas šiaip nėra daug. Šitą savaitę, sakyčiau, tokia yra gan tuščia. Dabar yra 8:30. Šiaip norėjau pradėti darbą 8, bet kažkaip nespėjau. Jau beveik darbo pabaiga, 5 valandos, bet dar šiek tiek reikia keletą minučių pasibaigti paskutinius darbelius. Buvo gan ilga, bet produktyvi diena. Važiuosiu namo, užsuksiu į parduotuvę, darysim vakarienę ir aš noriu biškį magnetukų padaryti. Nes iš tikrųjų jau kurį laiką nedariau ir labai pasilgau. Man tikrai labai patinka ir mane labai ramina tas kruopštus darbas, žaisti su moliu ir gaminti kažką.
Tai tereikėjo suši lapų šiandien vakarieniai, agurko, avokado, majonezo ir nusipirkau purškalą nosiai, kad biški prasivalytų. Žinau, kad jie šiaip nėra gerai, bet galbūt naktį lengviau miegosiu. Tai šiaip aš esu arba labai didelio komforto, arba visiškai nekomforto žmogus. Man labai patinka šiaip gyvenime išeiti iš komforto, bet kas sieja maistą, aš myliu komfortą. Tai net ir jeigu, pavyzdžiui, einu į restoraną, aš visada tam pačiam restorane užsisakysiu tai, kas man ten jau patiko. Tai jeigu pirmą kartą ten nuėjus kažką užsisakiau ir man labai patiko, yra labai didelė galimybė, kad aš kiekvieną kartą eidama užsisakysiu tą patį. Pasakoju dabar šitą dėl to, nes šiandien darysim mano komforto maistą. Tai čia yra visiškai titulas tam komforto maistui ir tai yra patiekalas, kurį aš galėčiau valgyti kiekvieną mielą dieną, aš tiesiog jį myliu. Ir esu rodžius tikrai net turbūt ir vlogme, manau net ne kartą, tai galbūt daug kas busit matę, jeigu ne iš manęs, tai TikTok'e, nes čia nėra mano receptas, čia yra tiesiog kažkada TikTok'o pabandytas receptas. Tai kadangi draugas šiandien gamina, jisai turi arba trečiadieniais, arba ketvirtadieniais sesiją su savo draugais, kurie tiesiog gamina savo žaidimus, tai jisai grįžta po darbo ir gamina. Ir tuo metu aš užsiiminėju savo reikaliukais, arba kažką užsisakom valgyti, arba aš pagaminu priklauso nuo to, kokia yra mano nuotaika. Tai šiandien aš turiu nuotaiką gaminti, bet nenoriu daug gaminti, o man pasigaminti šitą komforto maistą yra tas pats, kaip pasidaryti sumuštinį. Aš tiek esu jo privalgius, tai jeigu kažkas esat nebandę, siūlau pabandyti, nes tikrai labai skanu, bent jau man. Jeigu mėgstat ryžius, jeigu mėgstat lašišą ir siračą, tai manau turėtų patikti. Tai visų pirma lašišą pasūdiju, papipiruoju, susuksiu į foliją ir dėsiu kepti į orkaitę maždaug 180 laipsnių temperatūroje, gal kokias 15 minučių, gal 20 geriau. Ir tada verdu ryžius, išsiviriau, užsidėjau ryžius, iškepė lašišą. Taip, tai dabar pilu majonezo, čia kiek norit, kuo daugiau to skaniau, nors ir labai riebu aišku. Tada siračus, aš savo biški daugiau, tada biški sojos ir viską išmaišom. Papjausčiau avokadą, suši lapai mažus gabaliukus ir Nikas užsimanė agurkų šį kartą. Šiaip dar nei kart nevalgė su agurkais. Ir viskas, tada tiesiog viską kartu valgot. Tai sveiki atvykę į Monikos dirbtuvės. Tai šiandien aš noriu padaryti magnetukus, kalėdinį sausainiuką ir saldainį. Tai pabandysim. Pirmas žingsnis yra susirasti spalvas ir tada kuriam kitam vlogme galėsim padaryti daugiau, jeigu jum patinka iš viso tokie darbeliai. Ta prasme, pažiūrėkit kol kas gavos. Čia yra sausainis be galvos. Jis yra labai didelis. Šiaip mano magnetukai būna labai maži. Gerai, dabar kaip čia prilipinta galva. Gal ir matau, žinokit, kažkokią viziją. Sausainiuko progresas dabar yra toks. Saldainis gavosi taip, nežinau, ar matosi jums. Ir sausainiukas tai yra tiesiog kiutalas, mano nuomonė. Va toks. Einu įkaitinti orkaitę iki 130-140, atrodo 140 laipsnių. Ir 15 minučių aš juos kepsiu orkaitai. Kas magnetukus daro, kas duoda su katinu. Iškepė mano magnetukai. O! ASMR jum. Ir va.
Labai cute. Tai ką mes dabar darysim? Tai pasimsim nagų lako, aš vis dėlto nusprendžiau, kad man su geliniu nagų laku labiausiai patinka glazuruoti. Lempas nagų tiesiog reikia. Ir tiesiog spalvinu savo sausainiuką. Dabar turi išdžiūti. Užklijavau magnetukus ir va kaip gavosi sausainiukas, labai mielas man, ir saldainis. Manau, kad pavyko, neblogai. Kaip gerai atrodo, kaip man patinka. Toks didžiulis, bet žinokit, man patinka, kad jisai didelis, nes krenta į akį ir tikrai labai mielas. Ką? Kas yra? Kas yra? Kas yra? Kas yra? Kas yra Pikse? Morkliukas, tu dėmesio nori. Mazas. Tai atidarom advento kalendorių ir nusprendėm, kad atidarinėsim dabar po 2, kadangi aš išvažiuoju į Lietuvą 16 dieną. Tiesiog nenoriu su savim imti, tai atidarysim dabar kiekvieną dieną po 2. Okay, so the third one. Harry Potter. And chocolate. Very nice. Oh, that's so cute. Okay. Fourth? Yeah. Where? It's here. In the bottom right. Jesus, you're good at this. Hubba Bubba. Hubba Bubba. Chewing gum. Hubba Bubba. I love it. Nice, tai gavau tų saldainių. Tik nežinau, kaip juos įvardinti. Niekas gavo Hubba Bubba, šokoladą ir mini Harry Potter. Tai manau, kad čia su jumis jau ir atsisveikinsiu. Tai tikiuosi, kad patiko, buvo įdomu ir kad žiūrėsite kitus ateinančius vlogmas.